aš esu tikras žemaitis, myliu, dievinu žemaitėjai, dėl to ant mašinos visur yra žemaitėjais logotipą arba visą atributiką ir su žemaitėja, bet dirbu po visą Lietuvą, bet šiaip esu grins, tikras žemaitis. Čia būtų jau ganėtina sena, bet patikima skaniai R620 su legendiniu V8 varikliu. Jau tas V8 variklis ant mano rankas tatuiruotės, vat matot, atsispindi, skaniais erėlis, V8 stūmoklė. Čia po apačiai irgi yra V8. Va čia, jeigu pažiūrėtumėt, horsepower 620. Skaniai, kadangi tapa jau karalienė, čia yra karūna, pas mumis ant spalnik, su super užrašu. Ir dėl to viskas čia yra susiję. Jau tiesiog, jau per tiek metų, jau matuosi, jau per kokius kabinas, kokias spalvas pritink, dar kažkas tai derinam, gražinam, jau kadangi, raudoną mėgstu. Šiaip žalį mėgstu, bet žalį, pažiūrėk, ar čia gražu būtų žalį? Nebūtų gražu. Dėl to raudona čia, raudona ten po užuolaidom. Čia vat raudona, visur yra raudona. Gražiau atrodo negu žalia, ne? Jūs ir mėga čia miškovežį, taip? Jo. Aš čia gyvenu visą laiką. Aš dėl to, kad mėgstu tokį gyvenimo būdą. Aš vis laiką išvažiuoju pirmadienį, aš grįžtu penktadienį arba šeštadienį. Jau teik žemėlapį, vat visur pridėta, tai jau tikrai visą Lietuvą pažįstam. Va, Lietuva. Lietuva mūsų ir daug dar žemėlapių. Jau aš myliu mišką, aš skiriu, žiūriu, matau medis, katras yra kreivs, dar kažko. Aš nekraunu visų iš eilės, aišku, aš nepjaunu, bet aš matau, katram sunku ir medžiau augti, katras yra, pasmerkts, sausuolis, nuvirtis, kur kas gal gyventi, kur negal. Aš apie 20 metų po tus miškus važinėju, aš tikrai išmanau apie tus medžius. Ir dabar nuosavą mišką negal pjauti dėl to, kad tas medis gražus, tas upėlis gražus, sugalvoji formuoti iš viršaus, mums gražu, mums negražu. Jau nuosavą mišką negal pjauti. Ir kas svarbiausia atėtų, jeigu žmogus miškininkystį būtų baigęs dar kažko, jo, viskas liuks. Dabar atėjo jaunuolė 16-17 metų, apsikabina medį, mes nelėsim pjauti. Išsilavinims apie mišką raniai kažko neišmano, nieko neišmano. Į tokius dėmesį atkreip. O išdaud leidimus, tai inspektorė išdaud. Inspektorė vaikščio po mišką, skaičiau medžius, išmano savo darbą. Jeigu medis augs, medis supūsa, reik nupjauti ir taip toliau, į to nieks jau nepažiūr. Buvo sens mišks, gaila medžių, pjausiam, nepjausiam, nupjovėm, 50% supovusių medžių. Va toks puvinys. Tai kam reikalings medis supovis, kur to padės, arba kad laiku nupjausi. Jeigu visus miškus supūdysiam, visus išvešiam į malkas ir nebebus iš ko pjauti lentų, blankių ir namų statyti. Kaip žmonės užauga, pasena, numirė, kaip šuniuką, katinuką, taip ir medis, tor savo omžių. Uns negyvens 500 metų, nikados. O mes žmonės vertinam palei savo omžių. Mes gyvenam, vidurkis 65 metus, plius minus. Tai jeigu aš gimiau, medis auga ir atrodo, kad dar anūkams turiu užtiek. Nieko panašaus, gamta ir gamta, uns povo su povo bam nuvirta. Bet yra tų senų medžių senovė? Yra būn, bet naudos kiek šanų būn. Dažniausia sulauža stuogą ar dar kažko. Ir čia jau kalbant apie ąžuolą, bet apie paprastą eilinį medį, 150 metų medis, naudos uns jokios niekam nebetneš. Jau tik tas sauliaus tuos. Kaip jūs suprantat tą naudą? Kokia yra medžio nauda? Nauda ir tokia, kol yra galimybė šiandien gal kažko išpjauti naudinga ir kažkam tai uždirbti, nes miškovežė be galo didelius pinigus moka. Už kelių fondą, už taršos mokestį, mūsų mokestį ir veina iš didžiausių. Ir mes gabenam ton medį, užaugusi, kada uns tor kaina. O jeigu tas medis kainos nebeturės, mes nebeturėsim kur vežti, nebeuždirbsim nei jums, nei seniūnų, nei mero algos, nes
taip yra. Žmonės, kada dirb, kažkam uždirb, o nuo mokesčių uždirb visiems kitam. Ir daktarams, ir policija, ir gaisrinė. Ir tada visi sako, gaisrinis yra bloga technika. Mes daugiau dirbtumėm, liktų gaisrinė uždirbt geresnę techniką. Liktų greituoja geresnių vaistų, geresnioms mašinoms, jeigu netrukdytų dirbti. Nes mes neprašom iš kažko, tai mes tiesiog dirbam į temą. Bet aš žinokit, aš taip nematau, kad jau mes esame miškininkų tokia jau didelė opozicija. Tiesą pasakius. Labai gerai. Nors man įdomu, čia yra iš Natūros 2000 šitie visi. Šita mediena yra iš Natūros 2000 teritorijos. Ir tas ąžuolas. Ir tas ąžuolas.